ką, sveikinuosi iš savo naujosios kameros, tai šiandien filmuoju su nauja kamera, nežinau kaip jums kokybė. Bandom truputėlį labiau pajudinti ją, čia yra be stovo, bet aš dabar kol kas filmuojama, žinote ką pastebėjau, tai kad dabar, kai save matau, atrodo noriu va čia žiūrėti į šitą ekraną ir žiūrėti į save, bet tada nežiūrėsiu jūs. Bet kokybė, man atrodo, visai nieko. Kaip jūs manote? Ta prasme, aš galiu prieiti arčiau. Nebloga kamera, ką? Tai va, neseniai, žinokite, susirašiau, užsidėjau šiokio tokio makijažo, užsidėjau lūpų pieštuką, nes mano lūpos, žinokite, čia yra taip išdžiūvusios nuo to kremo, kurį aš naudojau, tai kad netgi sunku jas judyti, nes atrodo, kad tuoj suplyšta oda, žodžio. Žiauriai keista. Bet tai va, šiandien yra šeštadienis, ką veiksiu, nežinau, žinokite. Šiaip reikėtų eiti redaguoti video. Aš visą savaitę sakau, kad eisiu redaguoti video. Ir taip žinokite, neprisiruošiu aš eiti redaguoti. Visą laiką atrodo filmuoti aš galiu, bet kai reikia redaguoti, tai yra kita istorija. Nu tikrai nėra, žinokite, lengva. Bet to man dar reikia pasimokinti, kur yra mikrofonas, kad neuždengti po to mikrofono, kai aš kalbu. Ir reikia užsidėti tą kitą mikrofoną, kad galėčiau pasitikrinti ir ar garsas yra geresnis ar ne. Tai va, nežinau, ką veiksim šiandien, bet išsibandysim šitą kamerą, tai tikrai. Atrodo, noriu atsisėsti kažkur su jumis pakalbėti. Šitą kamerą nauja, žinokite, dar nepriprantu prie jos. Filmavau tik tai vieną kartą, bet ją reikia laikyti labai toli, kad būčiau toliau. O kad ranka neskaudėtų, tai reikia arčiau laikyti. Bet žinokite, man patinka jos kokybė. Nežinau, sakykite, kaip jums ar ši kameros kokybė yra geresnė ar ne. Bet šiandien susitinkam pirmadienį. Aš tikiuosi, kad vaikų televizorius yra ne per garsiai čia jums ir aš neuždengiu vėl mikrofoną, nes dar visgi nepripratau. Tai va, šiandien pasiėmiau vaikus iš mokyklos. Milana, kas svarbiausia, gavo savo pirmą, ne pirmą, jau antras yra skaitymo toksai mažas diplomas iš mokyklos. Man šitokie dalykai labai tiesiog pradžiugina. Mes dabar kaip tik neseniai tik tai pabaigėme knygutės vėl skaityti, kiekvieną dieną po mokyklos bandome skaityti, mokintis, nes tiesiog pirma klasė, dabar vaikams yra tikrai žymiai daugiau darbų, namų darbų, tai viską atliekame, ką tik tai galime. Na ir ypač per atostogas nemažai mes nepadarėme. Žodžiu, einu aš į kitą kambarį, nes čia yra labai garsu ir man atrodo, kad aš tiesiog Ir atrodo, kad jūs tiesiog nieko negirdite, bet ką galiu pasakyti, žinokite, tai kad šita kamera man patinka vien dėl to, kad apšvietimas iš karto yra geresnis, nesvarbu, kur aš esu, iš karto prisitaiko prie manęs ir tikrai nėra taip tamsu, kaip su savo Sony kita filmuodavau. Pavyzdžiui, čia dabar virtuvėje galiu persisukti, čia, visą laiką va šitoje vietoje buvo žiauriai tamsu, jeigu aš filmuodavau, O dabar tiesiog žiauriai geras apšvietimas, aš čia iš save žiūriu, tiesiog noriu pažiūrėti, kaip atrodo. Tai dabar atrodo galiu net iš bet kokio kampo filmuoti, nesvarbu ar laukia yra tamsu ar šviesu, mano per kamerą atrodo šviesu. Tai dėl spalvų apšvietimo, žinokite, žiauriai džiaugiuosi, labai pagauna, labai išviesina. Tik tikiuosi, kad kokybė bus irgi gera, nežinau, dabar aš filmuoju ant Intelligent Auto, man atrodo, tai nežinau, kokia čia ta kokybė. Nu, sakykite pagal spalvas, ar jums patinka ar nepatinka, ar geriau su šitą kamerą, kai filmuoju, ar geriau su mano ta sena, kai aš filmuoju, nežinau. Čia atrodo daugiau spalvų, bet ir labai taip išblērina visą tą ekraną, bet aš turiu čia nusistačiusi, dabar pasidariau, kad būtų per viduriuką, kad nebūtų per daug, tai nežinau, kaip jums. Nu, man patinka, man gražu, ta prasme, jeigu aš be makijažo, tai iš viso nesvarbu. Labai gražiai atrodo tas veidas tiesiog ant kameros. Ir nekreipkite dėmesio, jeigu aš ten žiūriu, nes aš tiesiog pasižiūriu į save. Turiu naują tatuiruotę 11-11, tada sakiau, kad parodysiu ant rankų, tai turiu ant rankų. Turiu M raidę čia vietoje ir M raidytę čia. Nežinau, iš arčiau parodysiu. Dariausi Tailande, labai patinka, tai viena aišku yra Masonui, o kita yra Milanai. Tai dėl abiejų šitų tatuiruočių labai džiaugiuosi ir taipogi dėl šitos, aš man atrodo jau kalbėjau apie šitą vis tiek. Tai va,
Ir grįžusi dar iš atostogų, tai žinokite, važiavau pasitikrinti savo akių, nes man akis visgi neužgyna. Nors manęs patikrino, išrašė vėl tos pačius vaistus, tai tie patys vaistai, kuriuos jau naudoju nuo praeitų metų, nežinau, pradžios, man atrodo, tai naudoju dabar ir juos toliau. Tai man daktarė pasakė tik tokį dalyką, kad jeigu taip ir toliau tęsis, tai nėra kito pasirinkimo, kaip aišku, operacija. Bet nenorėčiau aš tos operacijos, tai nežinau, kas čia bus. Tiesiog bandysiu dar gydyti su tais vaistais ir žiūrėsiu, kaip man seksis, nes ko nenoriu, tai žinokite, operacijos akytei. Tai būtų labai labai nesmagu ir tada vėlgi negalėčiau filmuoti, nežinau, kiek laiko reikėtų, kad užgytų. Jinai man taip nemaišo, bet ką galiu pasakyti, tai kad tikrai naktį būna kartais, va dabar šią savaitę man jau atsitiko 2 kartus, kad naktį atsikeliu ir nežinau, kas mane prikelia, ar ta akis, ir atrodo labai bijau atmerkti ją, o kai atmerkiu viskas, man tas vėl skausmas sugrįžta, negaliu atmerkti tada akies. Atrodo, kad tas skausmas, atrodo, kad aš jį jau, nežinau, atrodo, kad aš tiesiog jį gal pati prisikvečiu. Nemoku paaiškinti, tiesiog atrodo, kad, nes man sakė daktarė, kad jau yra užgyjusi ta akis. Tai aš net nežinau, kas man čia yra, žinokite, bet ta akis vis tiek man ją skauda, ar aš čia įsigalvoju ir tiesiog pati prisišaukiu tą skausmą, ar čia iš tiesų jinai yra dar pažeista ir jie gal nemato to. Nežinau, žinokite. Bet tikrino ir galėjo akytės, ir priekį, viską kaip priklauso tikrino, žinokite, tikrai ne vieną kartą ir visi sakė tą patį. Tai jo, tokios yra šiokios naujienos šiuo metu. Taipogi šiandien buvau pakalbėti dėl savo namo ir taip noriu jums pasakyti, kad tikrai yra kuriamas atskiras filmukas. Tai nebijokite, dėl viso namo viską jūs sužinosite, bet aš kažkaip noriu padaryti atskirą filmuką tam namui, tikrai nenoriu sukelti į šituos vlogus, nes padarysime tokią kaip ir atskirą rubriką YouTube'ui, namo kraustymas, viskas apie namą ir taip toliau. Tai šitos gyvenimo dalies aš, man atrodo, labiausiai laukiu, tai kraustymus į savo pagaliau namą, kur galėsiu daryti ką tik noriu, keisti ką tik noriu, dėti viską kur ir kaip noriu, žodžiu, nerealiai laukiu. Dar ta lūpa man pas mane labai išdžiūvusi šiandien, bet to pabaigiau jau savo vlogą. Singapūro, Balį ir Tailando ir dabar jisai keliasi, tai turėtumėt jau pamatyti rytoj, antradienį. O šitą vlogą matysite ketvirtadienį. Tai pasistengsiu visom savo jėgom kelti 2 arba 3 video į savaitę jums, kad būtų įdomu žiūrėti ir kad galėčiau atsipirkti už visas tas dienas, kurias aš nefilmavau. Taip, mano meisis truputėlį koso, kur bėgia. Koso, sloguoja abudu, tai va, ką reiškia grįžti į mokyklą, abudu koso. Sloguoja, ką valgysim vakar. Can I have that one and that one? Truputėlį aš tau papjaustysiu, gerai. Šiandien pavalgėm vakarienę, tai vaikai užsimanė kažko saldaus, va, meisis jau neša lėkštę. A, ne per didelį lėkštę tau? Ne, tiek daug negalima, aš truputėlį papjaustysiu po biškį. Ir užteks, taip. This one's mine. Tai nereiškia, kad tau reikia visą suvalgyti. Ką? Nereikia viso valgyti, pastrauk. No. Daugiau nenori? Can you cut? Truputėlį, biški to, gerai? Yeah. Oi, tai pala, dabar čia tik tas valgysim. Tiny that and tiny bit that. Na, man atrodo, kad čia tau bus per daug, tu tikrai nesuvalgysi, pasižiūrėk. Nu, užtenka. Gerai. Šiandien yra trečiadienis ir visą dieną, žinokite, aš dirbau, visą dieną filmavau tiktokus ir dabar tik tai susirašiau nuvažiuoti, išsiųsti siuntų ir važiuosiu pas savo pusbrolio žmoną, nes sugalvau, kad man reikia va čia nusidažyti plaukus. Nenoriu dažyti pilnos galvos, bet labai jau atsibodo šitas nuaugęs viršus, negražiai atrodo man. Tai noriu pasidaryti tokias rageles, bet tik tai čia ant pačio viršaus, kad ne visą galvą dažyti ir kad nesugadinti plaukų ir kad galėčiau toliau juos auginti sveikai. Tai prisižiūrėjau TikTok'e, tokia mergina turi
labai panašios spalvos plaukus kaip ir pas mane ir jinai tik tai dažo vieną kartą į metus pilną galvą su rogelėm ir tada, kada jai reikia, jinai dažo tik tai viršų su rogelėm. Aš kažkada dažiau tik tai viršų pas savo kirpėją, bet jinai tiesiog per daug palieka tos spalvos, to peroksido ir tie plaukai, žinokite, nukrenta. Tai žodžiu, paprašiau savo pusbrolio žmonos, kad jinai man nudažytų plaukus. Įsijungiau mašiną, tegu pašyla jinai, nes visa šalta. Tai paprašiau, kad nudažytų man plaukus, tai važiuosiu šiandien pas ją, išsisiunčiu pirmas siuntas, nuvažiuoju, nusipirku plaukam dažų ir ką dar noriu padaryti. Ir dar noriu nueiti, žinokite, į iPhone'ą. Nežinau, ar mieste mano turės ar ne, bet mano iPhone'as lagina, ta prasme, 15, nežinau, kas jam čia yra, bet man nepatinka. Žiūrėkit, tuoj parodysiu. Bent jau pajungsiu, kokius garsus leidžia. Tai, ta prasme, žiūrėkit, klausykit. Šitaip man užlagino, tai aš nufilmavau, kad turėčiau įrodymą. Kiek žinau, galima grąžinti telefonus per 14 dienų, jeigu nusipirkit, tai tikiuosi, kad jie man noriu aš iPhone 15, nes jis labai gerai filmuoja, bet aišku, man reikia pirmiausia pasižiūrėti, kas šitam yra ir pažiūrėti, ar man jį gali pakeisti ar ne. Tai va, keliaujame į šitą vlogą, jisai gali būti toksai vėl mix-max kelių dienų, kaip ir visą laiką pas mane, nes pas mane aš esu labai spontaniška, tai vieną dieną galiu kažką daryti ir suplanuoti, o kitą minutę atrodo visi planai žlugsta ir nieko nebeveikia. Tai tada ir nieko kažkaip nebefilmuoji. Tai žodžiu, šiuo metu planai yra tai nusidažyti plaukus, tai manau, kad tai ir tikrai padarysime šitame vloge. Atvariau pas pusbrolio žmoną. Nusipirkau dažus, bet žinokite, kokių norėjau neturėjau, tai nusipirkau šituos. Palauk, dabar pasižiūrėsiu, ar yra viskas. Nu, ką mes čia turim? Yra ir teptukas, žinok. Nereikės važiuoti pas mane. Visas rinkimukas, pirštinaitės irgi yra. Nu, šitas peroksidas, čia 40. Kas dar? Šampūnas, kondicionierius. O, Naomi jau mano tašė jame. Mes dar nusipirkom, tiksliau aš nupirkau. Verde šampano prie plaukų dažymo. Oho, čipsų. Ir tinginio, bet geriausia dalis tai, kad dabar eisiu valgyti kugelio. O kas čia yra? Čia tisėlis? Kur tu šviesą neįsijungi? O, jau kitas vaizdas kaip švies. Va, man kugelį dės. Žiūrėk, koks stovą nusipirkau dabar. Galės pasidėti, bet jisai toksai mažas. Bet va, pala, kaip čia? O šitas atsidaro. Pala, šitaip galiu padėti. Kiek dėsi man, kiek tu nori dėti? Šitą? Ne, čia per daug. Tai šitą? Šitą jo gali dėti. Nu, su vatoliu, su galvu. Čia ne, čia yra mėsytis. Tai gerai sumėsite. Tai tada bus to vis tiek, va, mėsytis. Ai, tada dėk va tuos du galiukus. Šitą ir šitą? Aha. Grėtinas turi, ne? Padažas. Ai, nu, spirgučių padažas. Filmuoju, net nematau, ką filmuoju. Tai va, eisiu pavalgyti kugelį ir eisim dažyti mano plaukų. Žiūrėsim, kaip mums čia seksis, va, kaip faina lietuviška televizija. O pas mane tokių dalykų, žinokit, nėra. Eisiu pavalgyti. Ir eisim dažyti. Iš karto galvoju dažysim, ar gal vėliau? Iš karto, nesakai? Bet žinai, ką šiandien galvą dar plovau? O, tai negerai. Na, galėjau neplaut galvos. Penktadienį, tu mane Nebent. aš tau nudažysiu pas tavį. Tai gal davai tada. Palauk, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienį. Tada jo, aš penktadienį neplausiu plaukų. Jo, neplaušiam visos dalykų. Jo, šiam plaukų nedažysim. Nes aš šiam galvą plau, turėjau filmuoti viską, tai žodžiu, dažysim penktadienį. Šiandien trečiadienis, ketvirtadienį, tai penktadienį dažysim. Tai šitą vlogą darysim turbūt 3 dienų. Tai šiandien vadinas verdą šampaną gersim. Su nauja kamera aš filmuoju. Tai nežinau dar, ar man patinka ar ne. Nes keistas vaizdas, žinau. Nu, įdėjo man kugelio. Va, ir žiauriai arti filmuoja. Reikia taip toli filmuoti save. Ir ragausim kugelį. Sakė Gabrielė, aš sakau, bet nieko nerodau ir filmuoju. O kiek spirgučių.
Na. Kaip skanu. Žiauriai geras. Moku gaminti. Nu. Bet tu čia dėjai dar kažkokią mėsytę, ne? Mano mama šiaip visą laiką mėsytę deda. Ai, kugeliai pirmą kartą dėjau kulšėlės. Žiauriai skanu. Ačiū. Bet tu tą kugelį gaminti naudoji kažkokią tai tą aparatą, kur bulvės reikia su... Jo, tarka. Tarka, ne? Aparatą naudojai? Tai taip, tai kaip tu gali ir su rankom tarkuot. Rankom viską. Bet aš mačiau, kad pavyzdžiui, kiti tai ir tarkuoja. Žinai, padaro tarkuotą Su rankom. kugelį, na. Tie, kas neturi ten to aparato. Pavyzdžiui, aš tai neturiu, dėl to tokių dalykų ir negaminu. Žiauriai skanu. Nerealiai žinokit. Labai skanu, pažiūrėkit. Pavarvinkit seilės ir jūs. Susiformavau ir stovą. Ir stovi dabar. Nereikia pačiai laikyti. Aš tikiuosi, kad su šituo stovu man mažiau... Kratysis? Nes labai... Ant senos kameros tai kratydavos. Ypač kai aš vaikščiodavau, žinai. Ir kaip filmuoju, pažiūrėt, per atostogas video, kai žiūrėjau. Irgi, nebent kai su telefonu filmavau tuos vaizdus, tai tie žiauriai gražus, jie nejuda, bet va... Nu ką tu nori? Bet va visi tie su kamera filmuoti, tai tikrai visi judantis labai. Tai aš tikiuosi, kad šitas dalykas ir šita kamera yra žymiai geresnė negu mano sena. Jau žiauriai reikia dažyti plaukus. Bet aš galvoju tik tai va šitą dalį nudažyti. Va čia paėmė. Nu žinau tik tai, kad va čia va dažyti. Bet su rogeliam. Nu tik tai viršų. Ne visų plaukų, o tik tai viršų. Bet ir visų šaknų neliest. Ne. Aš kaip pati dažiausi, atsimenu, dažiausi irgi čia va priekį. Tai nuo čia kažkur dažai ir palieki šaknį, žinai, vis tiek lieka tasai. Su rogelėm ar visau su rogelėm? Su rogeliam, jo. Bet aš išmokau, kaip su rogeliam dažyti, žinok, iš tiktoko. Aš tau parodysiu. Ir tipo negadina plaukų. Nu. Gali būti kaip visada biškiai. Diserono kokteilis. Aišku, kad bus stiprus, aš jau užuodžiu. Nu, eik sveikatą. Stiklinės irgi geros. Čim. Nu jo, bet diserono toksai jis vis tiek yra saldus, tai nesijaučia, žinai, kai susimaišo. Ne taip stiprus kaip tai, būna. Toks net gaivus, aš kai gert noriu, tai man atrodo, aš per visą... Išgersiu visą iš karto. Koks skirtumas, pažiūrėjau, koks burdakas užgavo vis tiek. Nu ką, dažysim plaukus. Gabrielė folija dabar kartu. Atrodo, tai žiauriai baisiai, bet va, prieš. Dažysim tik tai viršų maždaug. Šitą dalį. O čia paliksim. Žiūrėsim, kaip atrodys. Žiūriu ne į kamerą, žiūriu į save. Žodžiu, labai atsiprašau. Aš paliesiu, aš žinosiu. Jo, čia. Gerai. Tik tai šitą dabar paimti daugiau, nes matai, čia kaip paimti, o čia ne. Turi būti maždaug vienodai. Susitinkam lygiai po 7 dienų, kaip matote, nusidažiau plaukus. Visai neblogai atrodo, dažiau tik tai patį viršų, tai kad nesigadintų plaukai ir toliau augtų jie. Bet kodėl susitinkam taip vėlai, tai dėl to, kad, žinokite, buvo žiauriai ilga ir sunki savaitė, nes naujienos buvo tokios, kad pašalino mano tiktoką, manau, kad dauguma iš jūsų jau tai girdėjo. Žodžiu, labai sunki situacija. Labai skaudi žinia buvo ir mano tiktoko menedžeris nieko tiesiog negalėjo padaryti, jisai viską bandė ir iki šiol dar bando. Tai žodžiu, teko susikurti naują anketą, kodėl ją pašalino, tai pašalino dėl Serum Art video, nes šiais metais labai sustiprino tiktoko naudojimą. Tai žodžiu, dėl ko iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad man leido susikurti naują anketą, nes būna, kad kai pašalina,
tai banina ir pašalina, kad nebegalite net susikurti naujos anketos, tai man leido susikurti naują ir dabar jinai yra apsaugota nuo visokiausių nesąmonių ir pašalinimų, tai aš tikiuosi, kad dabar bus viskas gerai, bet aišku yra labai skaudu, kai iš tavęs atima darbą, toje anketoje buvo mano pinigai, ta prasme aš palikau savo atgalinį darbą prieš metus, jau beveik metai laiko greitai bus. Ir va tai va, per metus laiko aš užsiauginau didelę auditoriją, tai turėjau 126 000 sekėjų TikTok'e. Ir ką galiu pasakyti, tai kad yra labai skaudi situacija. Tikrai, žinokite, verkiau ne vieną dieną ir tiesiog nenorėjau nieko imti daryti. Aišku, tai yra tik tai skaičių, žinote, tai yra tik tai TikTok'as, bet čia tas pats, kas jūs turėtumėt labai gerą darbą ir iš jūsų atimtų tą darbą. Ir ką jūs daugiau darytumėt, eitumėt ieškotis naujo darbo, aišku, reiktų susiieškoti naują darbą, bet suprantat, ta emocinė būsena, ta prasme, kaip jūs atmuša, kaip jūs sužlugdo, žiauru yra, ta prasme, papasakoti tą visą situaciją ir kaip aš jaučiausi ir dabar man iškart yra labai liūdna apie tai kalbant. Bet gyvenimas tęsiasi toliau ir galbūt čia bus tiesiog mano nauja pradžia, naujas TikTok'as. Ir nežinau, kursiu tiesiog video, kelsiu ir nekreipsiu dėmesio, kiek ten pas mane yra tų sekėjų ir skaičių ir numeriukų, nes aš tą patį dariau ir su sena anketa ir man tik tai tada pradėjo labai gerai sektis. Aišku, yra žiauriai biedna, labai liūdna, nes TikTok'as tai buvo mano pragyvenimo šaltinis. Iš TikTok'o nusipirkau mašiną, iš TikTok'o galėjau nusipirkti namus, ta prasme keliauti visur. Aš nesakau, kad dabar aš neturiu pinigų, nes tikrai darant tą TikTok'ą per metus laiko, patikėkit manim, aš užsidirbau pinigų, susitaupiau, tai dėl to iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad nebuvo taip, kad aš eičiau, pirkčiau Gucci, Chanel, Tentašės ir taip toliau, nes aš nesu toks žmogus, aš galiu ir su feikinė vaikščioti, man yra dzin. Tikrai dzin, kad ir kiek aš pinigų turėčiau kortelėje, aš tikrai niekada neičiau ir nešvaistyčiau pinigų ant tokių dalykų, tai dėl to aš labai savimi didžiuojasi, kad aš ne tik nusipirkau gerus dalykus savo gyvenime, bet kad aš ir galėjau taupyti ir neiti ir neleisti taip į kairę, į dešinę. Tai manau, kad dar padarysiu Q&A jums filmuką, tai jeigu turite kažkokių klausimų, būtinai juos užduokite, tikrai atsakysiu. Aš jau vakar papaustinau, kad galite manęs klausti klausimų, tai nemažai klausimų susilaukiau. Tai jeigu norite dar kažko paklausti, galite paklausti po šio video taipogi. O dabar lėkiu iki savo pusbrolio. Jisai man, šiaip jis man nėra pusbrolis, bet aš jį vadinu savo pusbroliu, nes vis tiek yra šeimos, yra man jisai šeimos narys, tai jisai man pakeis numerius pagaliau, nusiėmiau nuo savo bemso, tai dabar uždės ant mano naujos mašinos numeriukus. Ir tada aš jau dėsiu savo bemsą parduoti, nes man čia laikyti ir mokėti už viską, nes Anglijoje negalima turėti mašinos, kuri neturi, nebent turite savo kiemą, kur galite laikyti tą mašiną, tai reikia, kiekviena mašina turi turėti tam tikrą draudimą, kuris gali leisti stovėti ant kelio, ta prasme, kai turi mašiną, tu turi turėti tos mašinos draudimą, turi turėti kelio tenais taksus, žodžiu, road taksus ir taipogi insurance reikia būtinai turėti, negali mašinos taip laikyti ant kelio be nieko. Tai už viską reikia mokėti, tai tikrai nėra pigu, bent jau Anglijoje, tai į mėnesį čia pavyzdžiui aš savo bemsą mokėjau 95 svarus į mėnesį, plus 15 svarų, man atrodo, už taksus į mėnesį. Tai už tikrai susideda ta suma ir dabar plus dar nauja mašina. Aš ją važinėjau, moku kelio taipogi mokesčius ir draudimą, tai tikrai yra brangoka, ypač kai dabar aš neturiu darbo, reikia taupyti, tai kol kas mano tokie yra planai taupyti ir aišku, namas jau beveik irgi baiginėjasi, tai reikia pinigėlių, reikia tikrai juos taupyti ir bandyti koptis iš situacijos ir kurti toliau TikTokus ir bandyti pasiekti tuos savo žiūrovus, nes jau kai kurie jau atsibunda po biškį ir pamato, kad nebėra tos mano anketos, tai susiranda naują, tikrai jau parašė ne vienas žmogus, kad pagaliau radau, galvau, kur tu dingai. Kai kurie, tai aišku, dar žinau, kad tiki, kad gali būti netikra anketa, vien dėl to, kad aš į savo seną anketą visada gaudavau žinučių, kad kažkas įkėlė tavo video, čia ar tavo tikra anketa, ar ne, visą laiką paklausdavo, dabar jau jos nėra, tai nėra ko ir klausti. Ir iš tikrųjų labai keista turėti anketą, kuri turi mažai sekėjų, vien dėl to, kad aš
tiek žinučių į dieną gaudavau, tiek visko, aš kad net negalėdavau tiesiog atsakyti, o dabar atrodo, mano naujas TikTokas tiesiog dead. Niekas nieko nerašo, žodžiu, labai keista, bet bandu prie to irgi priprasti, tai nežinau, šios dienos buvo labai sunkios, o dabar varau savo pasikeisti numerių ir turiu šiandien taipogi veido procedūrą darysiuos, tai pasimsiu jūs kartu. Nu ką, numeriai uždėti. Va, dar geriau atrodo mašina, pažiūrėkit, uždėjo man. Va, dar su pirštu bandėm žiūrėti, kur reikia aukščiau pakelti, kur žemiau, žodžiu, neturėjom metro. Nu, šakies dėjom, bet atrodo lygiai. Gražuolė va mano. Is that the hydration on? Yeah. Yeah, so I don't think I ever had that. So this is basically, as you can see, it's like sucking the skin up and it pulls all the dead skin away, but then pushes water back into the skin to sort of hydrate. Po savo veido procedūrų veidas visas blizga, bet žinokite, man taip patinka pas ją darytis veido procedūras, nes taip gerai padaro, tu prasme, visas veidas blizga, labai gerai išdrėkintas. Šiandieną darėme truputėlį kitokią procedūrą, nes vėlgi pas mane yra tų aktyvių gyvenančių spogų, tai negalėjo daryti microneedling, nes aš dariau prieš 3 savaitės, man atrodo, nieko nefilmavau, nepasakojau apie tai, bet dabar prasidėjo nauji metai ir galvojau, reikia pradėti rūpinti savo veido odą, visokiom veido procedūrom, kaukėm, masažais, tai žodžiu, pradėjau vaikščioti. Tai dabar jau šiais metais 2 kartą, tai kas 3 savaitės dabar kol kas einu, tai pasidarau procedūrą veidui, kad jį atgaivinti, pašalinti spuogus, visus randus nuo spogų likusius, nes tikrai jų nemažai turiu po šitą visą dalį, bet dabar viskas labai raudona, nes dar dariausi ne tik veido procedūrą, bet dabar darausi netgi skin boosterį, tai įleidžia tenais hialurono, kiek suprantu. Nu, reikėtų labiau pasigilinti, bet žinau, kad padeda veidui labiau drėkina veidą, atjaunina, tai dabar ne botox leidžiasi, o skin boosterį, bet jisai tik tai keliauja čia ant šitos vietos ir šitoj vietoj. Bet po to praseina pro visą veidą, tai nereikia dėti ant kaktos, kiek man sakė, nes kakta yra gan plona, tai nededam ant kaktos, bet kakta mano visai nebloga, sakyčiau, gerai laikosi, gerai jinai atrodo. O dabar va, po procedūros aš netoli parduotuvės Home Bargains. Šeštadienį varau į vienos iš savo labai senų draugių, iš tikrųjų, ir labai retai mes susitinkame. Tai važiuosiu į jos baby showerį, tai reikia nupirkti kažkokią tai dovanytę. Aš sugalvau, kad darysiu tokią kaip ir dėžutę, ne dėžutę, nežinau, kažką reikia sugalvoti, sudėti gražiai visokiausių mažų dovanėlių, suvinioti ten pampersus. Tai galvoju kažką tokio simboliško nunešti, padovanoti, truputėlį to, truputėlį ano. Manau, kad tokie dalykai tikrai praverčia, kai turite naują gimstantį kūdikį, tai visą laiką viską sunaudosite, ir servetėlės, ir pampersiukus, ir nežinau, ten kažkokias tai šampuniukus, kremukus visada sunaudosite, dar gal kokių žaisliukų pažiūrėsiu. Nu, šiaip tokias mini dovanėlės ir sudėsiu į tokią kaip ir dėžutę, ne dėžutę. Nežinau, aš tokius pintus visą laiką dažniausiai perku, nes gali sudėti ir tada yra dar toksai plasmasinis popierius, kurį gali apvynioti, surišti gražiai ir, nu, gražiai atrodo. Aš kažkada dariau konkursą savo Instagramui, tai buvau įkėlusi, tai tikrai labai gražiai atrodė. Tai manau, kad tą patį irgi dabar nupirksiu, suviniosiu, sudėliosiu visas gražiai dovanas ir viskas. Aš čia žiūriu į šoną, nes žmonių dėlė kiek daug vaikšto, žodžiu, reikia mažiau kreipti dėmesio. Tai va, lėkiu į Home Bargainsą, pasižiūrėsiu, kas ten gero, jeigu rasiu kažką, tai nupirksiu. Manau, kad tikrai rasiu, nes ten irgi gali būti kažkokių tai žaisliukų naujagimėms, tai lėkiam į Home Bargainsą, o po to parodysiu viską namuose, kai grįšiu, ką nusipirkau. Užsukau fish and chipsą pasimti, nes žiūriai noriu valgyti, žodžiu. Lėkiam namo, netoli namų esu. Muose, va, mano maistas, pažiūrėkite, kaip skaniai atrodo, ta prasme, nusiplau rankas, nusiėmiau visus savo žiedus, kad būtų patogiau valgyti. Nežinau, man
patogiau taip yra, bet pažiūrėkite žuvytę, kokia skani ir kaip karštam. Nu, žinokite, jeigu kažkada Anglijoje būsite, tai labai rekomenduoju pabandyti fish and chipsą, ypač su curry sauce padažu, tai yra, nu, nerealu, žinokite, labai skanu. Visas veidas dar pas mane va, su mėlynėm dabar, bet jos greitai, žinokite, pasikavoja ir nesimato. Oh my god, aš negaliu. Ta žuvis, tai tokia gerulė. Ir neatsimenu, kada paskutinį kartą fish and chipsą valgau. Neatsimenu, žinokite, kada paskutinį kartą fish and chipsą valgau. Tai nerealu, labai skanu. Šiaip. Ir be to šitą visą vlogą tik tai supratau, kad aš filmuoju su nauja kamera. Tai būtinai parašykite, ar patinka kokybė, ar yra jinai žymiai geresnė negu su sena kamera, kaip filmuodavau, nes man atrodo, kad šita kokybė yra žiauriai gera, bet labai priartina, ta prasme, mane žiauriai. Aš visą ranką dabar esu ištiesusi ir labai arti atrodo. Nu, kad patogiau būtų laikyti, tai va reikia laikyti. Nėra jūs skanu, pavalgyt. Ir įsijungsiu kažkokią tai Netflixą. Pažiūrėti, kol valgau. Ir tada parodysiu, žinokite, ką nupirkau. Baby showeriui. Valgiau žiauriai skaniai, plaukai labai susirabalavę, bet nenoriu plauti galvos, žinokite, nekreipkite dėmesio, kaip aš iš viso atrodau šiandieną. Bet buvau tarp dviejų savo mėgstamiausių parduotuvių, tai yra B&M's ir Hombarginsas. Tai buvau pirmiausia, kokia čia parduotuvė, palaukit, čia Hombarginsas. Čia jau grinai viskas yra rožinė. Ir dar truputėlį iš B&M'o irgi truputėlį paėmiau kelis dalykus. Bet manau, kad parodom čia. Aš nežinau, Lietuvoje nežinau, ar yra baby showeris. Žinau, kad dabar gal žmonės jau pradėjo jį švęsti labiau, bet ar turi savo pavadinimą Lietuvoje, tai neįsivaizduoju. Tai mes vadinam, na dabar netgi kur varysiu, tai visos grinai lietuvės yra. Ir taipogi vadina baby showeriu. Tai nežinau, ar lietuviškas yra dalykas toksai ar ne, bent jau išvertus, tai manau galbūt, sakyčiau, gal koksai kaip ir vaiko su laukimas tokia šventė, nežinau. Bet žinau, kad Lietuvoje tai tikrai švenčia. Nežinau, ar jūs dedate tik tai vaikui dovanėlės, ar ir mamai, bet aš dedu tiek mamai, tiek vaikui. Tai dovanėlės bus abiejiem. Tai žodžiu, jinai be to turės mergaitę. Tai viskas dėl to yra rožinės. Šita pagalvėlė, pažiūrėkite, kokia faina, parašyta Reserved for a cool mom. Man atrodo, šitas kainavo gal 5 svarus, gal truputėlį daugiau, neatsimenu, bet už viską sumokėjau apie 30 svarų šitame pirmam maiše, tai po to parodysiu kitą. Tai labai faina pagalvytė, aš noriu padaryti viskas, kad būtų rožinė, tai bandžiau viską labai derinti. Paėmiau tiesiog paprastas, pigiausias šitas servetėlės, aišku, gal jai netiks jos, bet manau, kad vis tiek sunaudos. Bet aš norėjau imti, galvau imsiu Pampers, bet nesiderins, nes ne rožinė spalva, aš noriu, kad viskas būtų rožinė. Tai paėmiau tokias servetėlės, nes buvo vienintelės rožinės. Taipogi paėmiau rožinę žvakytę tiesiog jai pasidėti arba dukros kambaryje. Taipogi paėmiau kaukytės, jei nežinau, galės gal į ligoninę vežtis, aišku, nelabai manau, kad jis jas vešis, bet pasilepinti, kai jau vaikas bus ir bus neišsimiegojus, va paprastos kaukytės, tada vazelinas, nežinau, gali irgi ligoninę į krepšelį įsimesti. Rožinė dėžutė vienintelė, kurią radau su saldainiais, tai paėmiau šituos ir net nežinau, iš kurie yra. Žodžiu, paprasti šokoladiniai saldainukai, man labai patiko pakuotė, tai paėmiau. Taipogi jai pačiai netgi paėmiau irgi servetėlių, tai yra veido servetėlės, kaip matote, irgi rožinės. Gerai. Taipogi paėmiau šitą manškin, toksai gerti ar vandenį ar kažką, tai aišku, kaip dukra bus vyresnė. Aš, žinokite, esu patyrusi iš baby showerį, tai visą laiką visi neša visas dovanas jau naujagimiui. Tai įsivaizduokite, jeigu kiekviena neša viską naujagimiui, tai jau tu turi tiek tų dalykų, tu dar ir pati prisipirki, kad yra per daug. Tai aš manau, kad visada į baby showerį, kai keliaujate, tai paimkite, įdėkite dovanų ne tik naujagimiui, bet ir 3-6 mėnesių. Aš visokiausių visada įdedu, nežinau, kad šitie dalykai bus tikrai sunaudoti ir bus reikalingi. Tai va, čia plus 9 mėnesių, toksai va, gerti, kai išmoks jau pati galbūt. Tada taipogi paėmiau tokias soskės, aišku, jinai vėlgi galės atsirinkti, ar jas naudoti ar ne, bet manau, kad gal jas naudos, nes jos yra gan geros, Tommy tipiai, nuo 0 iki 6 mėnesių, tai jau čia galbūt iš karto bus galima jas naudoti. Tada paėmiau va tokį va adėliuką su tokiu va
Nu, toksai meškutis, labai fainas, mano vaikam tokie patiko. Tada taipogi paėmiau tokias koinytės nuo 6 iki 12 mėnesių. Tokius rožinius, labai cute. Ir taipogi paėmiau dar iš tos pačios parduotuvės šitą tiesiog paprastą adėliuką. Rožinis su žvaigždutėm, irgi labai labai fainas, švelnus. Ir tada iš kitos parduotuvės, ką paėmiau į baby showerį dėti į šitą krepšelį, tai paėmiau taipogi tokius bodžius, visi rožiniai, aišku, 6 svarai kainavo, nuo 3 iki 6 mėnesių, 4 bodžiai, žiauriai pigiai, ta prasme vienas bodis 2 svarai, labai labai cute irgi, ką dar čia paėmiau, ir taipogi paėmiau žaisliukų į vonę, tokie va, unicornai, matot, vienaragiai, cute irgi, 2 svarai, 9 kainavo, nuo 6 mėnesių galima naudoti juos, tai va, tiek nupirkau, ir dar šitą užmačiau rožinis buvo, tai galvau irgi paimsiu. Tai čia yra kūdikio lasijonas kūno, tai irgi gali naudoti pati, arba kūdikiui galės tepti kaip norės. Viskas rožinis, prasme, kaip fainiai viskas atrodo. Ir tada tiesiog savo prisipirkau, nes galvoju, šiandieną pasiliksiu namuose, rytoj irgi nieko neveiksiu, tai prisipirkau tokių saldumynų. Tai pirmiausia, čipsai mano mėgstamiausi, guminukus paėmiau vaikam. Tada pasiėmiau prie arbatos sausainukų, savo mėgstamiausius guminukus braškės. Šitie yra tiesiog mano, aš visą laiką, jeigu kažką saldaus perku, tai šitos turiu būtinai nupirkti. Tada taipogi Jammy Dodgers šituos sausainus man jie belikai patinka. Ir ką dar, ir užmačiau velykinius šokoladukus, šitie labai labai skanus, irgi pasiėmiau. Dabar beliko sulaukti baby showerio, rytoj jau darysiu tą krepšelį su visom dovanėlėm, tai manau, kad rytoj pradėsiu kitą vlogą ir parodysiu, kaip aš darau, o šiandieną noriu su jumis atsisveikinti. Tikiuosi, kad patiko šitas vlogas ir pabandysiu, žinokite, šiandieną aš jį reikelti. Tai įsijungsiu filmą, o dabar užmačiau, kažkoks yra naujas filmas, žodžio, ant Netflixo pasijungiau. Tai eisiu, manau, pirmiausia suredaguosiu šitą video ir tada žiūrėsime filmą. Tai kažkaip šiais metais labai esu pasiryžusi jums filmuoti ir kelti, ir ypač dar, kai turiu naują kamerą, tai būtinai sakykite savo nuomonę, ar patinka ar ne. Nes man tai visai, žinokite, nieko. O čia tai nebijokite, čia, žinokite, už vis. Aš dariau skin boosterį, nu jau sakiau jums, bet, žinokite, čia užgyja, viskas būna okei. Nėra, kad taip va. Bet labai gražiai tada veidas atrodo ir turi tokio žvilgesio labiau. Ir aš kai turiu va čia akį tokią, ypač va čia yra praradusi tą, nežinau, stangrumą, tai man šitas skin boosteris, atsiprašau, bet aš žiūriu ekraną, kad žiūriu kur parodyti, kad pati pamatyčiau, kaip atrodo. Tai čia yra praradusi savo tiesiog stangrumą, tai man visada taip nukrenta ir tokia linija būna irgi, kai pasidarau makiažą ar šiaip ant kokio, nežinau, manau, esate tikrai matę, tai turiu tokias linijas ant šitų vietų, bet su tai skin boosteriai, žinokite, pasitaisiau situaciją, labai labai džiaugiuosi, kaip atrodo. Viskas, matau, kad kamera išsikrauna, tai ačiū, kad žiūrėjote šitą vlogą. Jeigu jums patiko, būtinai paspauskite laiką ir būtinai prenumeruokite šitą kanalą. Iki.